Pelėsis ir kerpė, apaugus aukštai, Trakuštai garbinga, maisto oazė. Esame restorane, kuris įvertintas 5. Lygiai tiek, kiek tu kartų gauni sekso per metus. Ar žinote, kuo jaučio žandai skiriasi nuo jūsų buvusios? Jaučio žandus bent galima ištraškinti, kad būtų švelnus. O, subirėjo iš vieno kartelio tiesiog. O čia tai žandukai. Net peilio realiai nereikės. Labai daug svorio, didelė porcija. Reikia nepamiršti ir apie daržovytes. Ragojam bulbę. Kas čia per padažiukas, wow. Nu, jaučio žandai, sakyčiau, vieni skaniausių, kokius esu ragausi. Fantastika. Šitiems nuo šakutės tiesiog plyštančiams jaučio žandukam duodu 9,5. Nes iki tobulumo trūko traškumo bulvytėse. O eglišakis čia valgomas įdomu. Bet neblogas. Grilio skonis jaučiasi, duočiau 10. Norime įspėti, kad begaminant šį patiekalą nenukentėjo nei vienas medis. O jeigu žodyje alus padarysite 4 klaidas, gausite žodį oazė. Kadangi esame tokioje elegantiškoje vietoje, tai reikia praskalauti ir burnytę, žinoma. Jeigu jau atvažiavote į Trakus ir neparagavote tiesiai iš Galvės ežero ištraukto aštunkojo, tai ko iš vis čia važiavot? Tokio minkšto aštunkojo net Ispanijoje neragau. Minkštas kaip mano vaikino aštunkojus. Pasakysiu atvirai, jaučio žandai paliko didesnį įspūdį. Skanus aštunkojas tikrai nėra prie ko prikibti, bet jaučio žandai buvo, meilė iš pirmo žvilgsnio. Duodu aštunkojai 8,5. Na, o deserčiukui beveik puskilogramį šonkaulių, nes iš pradžių masė, o po to ryškinimas. Ne, baigit, ašgi ne gyvulys, o dama. Plišta nuo kaulo tiesiog. O dabar visų ilgai lauktas čili testas. Nežinau, ar visą veiksiu chebą. Ar matot mano ašaris? Bet aš neverkiu, aš stipri moteris. Atsiprašau, gal galima pieno? Stabdom filmavimą. Atsigavusi nuo aštrumo, galiu pasakyti, kad šie šonkauliukai tiesiog yra vyrų svajonė. Bulvytės visiškai 10 vertos. Traškumas neišpasakytas. Bendrai patiekaliukai duodu 9. Apibendrinant galiu pasakyti, kad tai ko ne vienintelis grilis Trakuose su labai kokybišku maistu. Maistas ant pakmo labai rekomenduoju, žinokit. Pavalgius būtina išgerti birutės, kad geriau suvirškintų, o tada jau minam aplink Trakus.